Sveiki visi, su jumis ir vėl Vytautas iš Klauskite LT ir šiandieną bus pamokėlė apie tai, kaip reikia blokuoti reklamas internetiniuose puslapiuose. Tai yra padaryti super lengva, jums tai reikia nueiti į adblockplus.org svetainę ir paspausti štai ant šio mygtuko. Nesvarbu, kokią naršyklį jūs naudojate, ar Chrome, ar Firefox, ar Explorerį, jūs tiesiog nueinate į šią svetainę adblockplus.org ir čia bus mygtukas ir jisai kiekvienoje svetainiai bus kitoks, nes ši svetainė automatiškai nustatys, kokią naršyklę naudojate. Taigi install for Firefox, install for Chrome ir install for Internet Explorer. Ir tada belieka paspausti ant šio mygtuko ir allow ir install. Ir matome viskas. Chromai super paprasta. Taip pat galite nueiti į lietuvišką šios programėlės plugino, tiksliau, puslapį. Čia galite pasiskaityti šiek tiek, kas čia per žvėris tas adblokas ir ką jisai daro. Pusiau lietuviškai, pusiau angliškai. Na, nesvarbu. Taip. Taigi tiek apie Adblock Plus Firefox'e. Taip pat šį pluginą galite gauti į Explorerį. Jo dar į Explorerį neinstaliavau, taigi spaudžiame ant Install for Internet Explorer. Ir čia matome, jis ateina kaip atskira programėlė, taigi spaudžiame Run ir mes turėsime ją susinstaliuoti. Taigi Run. Mums reikia išjungti Internet Explorerį, kad ši programėlė būtų suinstaliuota. Taigi taip pat darome. Na, o kol jinai yra instaliuojama į Explorerį, galime nueiti į Chrome. Ir čia matome tas pats Install for Chrome, mygtukas, taigi nesvarbu, iš kokios naršyklės ateinate, jeigu šis pluginas yra pritaikytas tai naršyklė, jisai bus automatiškai aptiktas. Ir tada jį susinstaliavus, matome viršui atsiranda šis raudonas ženklas ABP ir čia matome jisai rodo šiek tiek informacijos. Taigi, jeigu, tarkime, dabar nueisime į kokį nors delfi.lt, matome, kad Adblock Plus užblokavo 25 reklamas. Taigi, štai taip atrodo portalai be tų erzinančių reklamų. Na ir taip pat, ką dar Adblock Plus daro, tai galime kur nors ant šio puslapio paspausti dešinį pilies klavišą ir matome yra Adblock meniu. Tada pasirinkime Block an ad on this page ir tada galime nurodyti rankiniu būdu, kitaip sakant, ką norime užblokuoti. Taigi, jeigu čia būtų dar kokia nors reklama, kuri nėra užblokuota, ant jos galime tiesiog užvesti pilies klavišą. Pažiūrėkime, ką čia galima užblokuoti, tarkime, balsuok, neblokuosim, balsuoti reikia. Užblokuokim, nuogalius užblokuokim. Taigi pasirinkame, ką norime užblokuoti, tada spaudžiame looks good ir block it. Ir viskas, tada ši papildoma reklama, kuri automatiškai nebuvo užblokuota, bus blokuojama. Norint atblokuoti, galime nueiti į Adblock ir tada matome atsirado dar vienas meniu Undo my blocks on this domain. Taigi, pašaliname puslapius, reklamas, kurie buvo užblokuoti delfi.lt šiuo atveju. Spaudžiame OK ir turėtų tie nuogaliai vėl atsirasti. Ulala. Taigi, tiek apie Adblock programėlę. Pažiūrėkime Exploreris po Adblocks instaliavimo užlūžo. Liuks. Na, vieną žodžiu. Supratote, kaip veikia ši programa. Tiesiog keliaujame į adblockplus.org ir spaudžiame įdiegti, install ir panašiai. Tikiuosi, kad ši pamokėlė kam nors pravertė. Jeigu patiko, būtinai paspauskite laiką ir subscribe. Su jumis buvo Vytautas ir susimatysime kitą kartą. Iki.